Darbšti ir talentinga yra ta tauta, kuri gyvena didžiųjų tautų kryžkelėje. Jonas Gineika. Pasaulis didelis, jame daug įvairiausių stebuklų ir nuostabių vaizdų. Vienas iš šių stebuklų yra mūsų gimtoji šalis Lietuva. Lietuvos sostinė Vilnius. Nėra tiksliai nustatyta, kada įsikūrė Vilniaus gyvenvietė. Miesto įkūrimą byloja legenda apie geležinį vilką. Klaipėda. Tai trečiasis pagal dydį Lietuvos miestas, taipogi uostamiestis. Čia galite rasti nuostabiausių vaizdų. Pradėkime nuo laikų, kai prieš lietuviams tampant krikščionimis savo apeigomis jie garbindavo medžius, gyvūnus bei įvairius gamtos reiškinius. Jau nuo gūdžios senovės lietuviai mėgo alų midų, šokti bei dainuoti. Vienas aršiausių Lietuvos priešų kryžiuočių ordinas, kuris nenustoja puldinėjęs Lietuvos, kol ši nepasikrikštijo. Metai, gegužės 1 diena. Lietuva tapo Europos Sąjungos nare. Šalies narystė Europos Sąjungoje vainikuoja daugiau kaip 10-metį nuo Lietuvos nepriklausomybės atstatymo trukusias pastangas grįžti į Europos tautų šeimą, kuriai Lietuva istoriškai visada priklausė, su kuria jie sieja bendra praeitis ir bendros vertybės. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje atveria kelius Lietuvos žmonių gerovei, o valstybė suteikia naujas galimybės užtikrinti šalies klestėjimą. Ko gero daugelis, ypač vyresnės kartos lietuvių galvoja, ką mums ta Europa? Gerai ir be jos. Dar visai neseniai buvome susaistyti ryšiais su kita sąjunga, iš kurios taip puoliai stengiamės išsivaduoti. Bet kodėl ir vėl stačia galva puolame į kitą bendriją, kuo į geresnį už ankstesnį? Tad belieka tikėtis, jog nedarysime klaidų ir svajonę tapti pirmaujančią Europos Sąjungos šalimi virs realybę. Okay.